Aš jau viską parašiau. Tavo šukuosena graži. Ačiū. Kaip tik vakar išsiploviau plaukus ir susitikau juos su suktukais. Beje, man tos suktukus atvežė tėvelis iš Amerikos. Na, bet jeigu tu čia jų ieškotum, tikrai nerastum. Taip, skoninga. Beje, tos kompanijos prekes gali rasti tik Amerikoje. Tavo manikiūras gražus. Aha. Tavo blakstienos ilgos. Pastebėjai, išbandžiau šį rytą naujas, kai laukėme, kol jūs atvyksite iš to pajūrio. Mama paskolino savasias. Beje, apsivilkau šią naują suknelę. Kokia balta. Tėvelis man užvakar sakė, kad jis vyksta į Angliją dėl svarbaus projekto. Aha. Tik gaila, kad ne į Londoną. Aš seniai tenais buvau, bet kai buvome, apsistojome Smithų viešbutyje. Mano tėvelis labai gerai pažįsta Smithą. Taip. Mano tėčio kompanija statė Smithų viešbutį. Šiuos visus desertus gamino tarnaitės. Nuostabu. Skanu. Tai taip. Tortą gamino Marija, keksiukus gamino Ana ir pyragaičius Elena. Supratau. Tiksliai, dar lig šiol bendrauju su Tomu. Džiugu. Prieš mėnesį šventėm, kad esame kartu jau 2 mėnesius ir 1 savaitę. Ta proga jis man padovanojo atvirutę ir 33 rausvas tulpes. Romantiška. Deja, negalime susitikti, nes jis išvyko su tėvais į pajūrį. Bet jis man turi parašyti laiškelį. Bet jis man sakė, kad jis rašo laiškelius toms, kurias jis laiko išskirtinėmis. Dar laiškelio negavau, bet jis dar keliauja. Juk nuo pajūrio iki čia yra ilgas kelias, ar ne? O ką tu šiaip veiki? Šiaip? Daug ką veikiu. Gerai, o vakar? Vakar buvau prie jūros. Viena? Ne, su kai kuo. Kai kuo? Neklausiau vardo, bet laiškelyje buvo parašyta, kad Tomas. Tomas? Tomas. Tomas. Šalta. Tau blakstiena nubėgs. Ar ne? Net nepastebėjau. Mano mama sakė, kad šios blakstienos
Prajuokinai. Graži šukuosena tavo.